Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Po minutės pertraukėlės tęsime transliaciją iš Siemens arenos. Priminsiu, kad Siemens arena šiuo momentu yra tikrai pilnutėlė, nes pirmą kartą federacijų taurė surengta tarp Lietuvos ir Rusijos komandų. Lietuvos komanda pirmauja prieš galingą Rusijos komandą. Štai Ramūno Šiškausko blokas. Veržėsi 12 numeris Domani ir Šiškauskas tikrai puikiai sužaidė. Taigi, kaip minėjau, Lietuvos komanda pirmauja prieš Rusijos rinktinę 39-37 likus 9 minutėms iki trečio kėlinuko pabaigos. Ir du puikus taškai pelno Simas Serapinas su kamuoliu Karosiovas, varinėsi ties tritaškių liniją, rezgi ataką ir žiūrė, kam perduoti, bet visi žaidėjai yra užginti ir tikrai sėkmingai sužaidė. Noriu paminėti, kad federacijų taurė bus Mėly krepšinio aistruoliai, sugrįžtame į Podgoricos areną, kur vienose iš pasiruošimų Europos šiam metui skirtų varžybų susitinka Lietuvos ir Slovenijos komandos. Metai iš metų Slovenijos surenka vis stipresnės sudėtis, kurias siūs Europos čempionatą, tačiau jiems niekaip nesiseka ten normaliai pasirodyti, kažkokios tai antgamtinės jėgos jiems atrodo patekti į tvirtfinalį arba į kitą etapą. Šiais metais Slovenų komanda vėlgi kupina žvaigždžių, kurių atvyko netgi iš už Atlanto, tai Šimožas Bežas ir ponas Nakbaras. Tačiau matome, kaip šiose varžybose slovenai sunkiai tvarkosi su jauduliu ir Lietuvos komanda priekį 8 taškų persvarą. Žinoma, tai varžybos, kurios yra skirtos tik pasiruošimui ir abi komandos vengia atskleisti savo taktinės gudrybės ir taktinius sumanymus. Žinoma, savo nuomonę sudaryti abiejas galime ir dabar. 10 taškų persvarą priekį lietuviai su kamuoliu Slovenijos komanda 80-70 žaidus 3 minutės 4 rungtynių ketvirtyje. Nakbaras veržiasi po krepšių, perduos į kairį kraštą, iš turėtų atakuoja slovenai. Netaiklus metimas, labai netaiklus metimas. Labas vakaras, gerbėmėjai televizijos žiūrovai, susėdę prie brangiųjų televizijos ekranų ir juose matote Podgoricoje vykstančias rungtynes, kuriuose susitinka Lietuvos rinktinė ir Jugoslavija arba Serbija ir Juodkalnija, kaip dabar jau yra pakeitusi jinai savo pavadinimą. Taip, Lietuvos rinktinė Dariušas Lavrinovičius, matote, prasižengė 4 sykį, žaidžia 11 numeriu, yra Vilnietis. Be jo aikštėje kaunietis 14 numeriu, 9 marškinėlius 14 numeriu pažymėtus, tai yra žalgerietis, kuris žaidė jau ir Eurolygos varžybose, tai buvo Paulius Jankūnas, po to dar yra aikštėje Kaišiadoriškis Ramūnas Šiškauskas, iš Varėnos Dainius Šalenga ir Arvydas Macijauskas iš Klaipėdos. Taigi dabar ginasi Lietuvos rinktinė nuo serbų, iš krašto meta Miljanas Goljovičius nėra, tai yra nepataiko dar sykį Šalengas su kamuoliu, varosi į priekį, komandos draugai labai staigiai nubėgo į priekį ir nepasiseka serbai, jis čia nugriūna vidury aikštės. Labas vakaras, gerbimieji krepšinio mėgėjai. Tresinė transliacija iš rungtynių Lietuva-Latvija. Tai yra pasiruošimo etapo rungtynės prieš Europos čempionatą, kuris vyks Serbijoje ir Juodkalnijoje. Lukauskis su kamuoliu, tai Šiškauskui. Puikus perdavęs ir Dariušas Lavrinovičius iš viršaus. Dariušas pelno 19 taškų ir puikus jo pataikymo procentas. Sveikina draugai Dariušą Lavrinovičių. Macijauską matote ekrane. Štai matote pakartojimas. Dainius Šalenga, kaip Arvydas Sabonis geriausiais laikais perduoda kamuolį ir Dariušas Lavrinovičius dar meta vieną baudą, jie nepataiko, su kamuoliu Janečioniakas. Atiduoda Škelė varosi, bando jiems sutrukdyti šios išėlę, Škelė po krepšių, kamuolys įsiridena į mūsų krepšį 177. Lietuva užtikrintai pirmauja prieš brolius Latvijos. Ginevičius su kamuoliu, atiduoda Šiškauskui. Sveiki, gerbimi krepšinio mėgėjai. Grįžtame į Atlanto žaidinių grupės varžybas, kuriuose susitinka Lietuva, olimpinių Barcelono žaidinių bronzos laimėtoja, bei Amerikos antroji svajonių komanda. Su kamuoliu lietuviai Darius Lukminas perduoda Karnišovui, taipogi aikštėje matome Eurelijų Žukauską. Gintarą Inikį po krepšių. Karnišovas gauna prie 3 taškų, ne, Pačiesas. Iš 3 taškų Lukminas 3 taškai. Kol kas mums puikiai sekasi tvarkyti su amerikiečiais, nors mes ir pralaimėme, bet nėra toks skirtumas toks didelis, kaip visi tikėjosi. Davidas Robinsonas iš po krepšio.
34-26, kaip matome rezultatą, 6 minutės 50 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Aurelijus Žukauskas gauna kamuolį. Amerikiečiai kaip ir dažniausiai ginasi asmeniškai, tiksliau jie zoną nelabai moka gintis, nes NBA lygoje taip nesigina. Sveiki sugrįžę į Belgiją, į Charleroi sporto rūmus, kur Lietuvos Ryto krepšininkai dabar likus iki ketvirto kėlinio pabaigos 6 minutėms 77-74 pirmauja prieš Kazanio Makedonikos, prasižengęs Slavenas Rimasas. Na, reikia paminėti tą faktą, kad Lietuvos Ryto krepšininkai pusfinalio po įnirtingos kovos, po 2 rungtynių sugebėjo įveikti Valensijos Pamesą, kuri turi daug didesnį biudžetą nei Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie yra gausybė žvaigždžių. Tačiau Lietuvos Rytas savo susitelkimu sugebėjęs įveikti pusfinalio barjerą, dabar labai netoli iki to, kad Lietuvai padovanotų antrąjį kelialapį į Eurolygą. Ir dabar prie baudų metimų linijos matome Lietuvos Ryto komandos pagrindinį vidurio puolėją Robertą Jevtoką. Robertas Jevtokas kol kas yra pelnęs 3 baudos metimus iš 3. Iš viso jo sąskaitoje yra 3 taškai. 2 taškus jis meta daugiau nei 50% taiklumu. Deja, 4. baudos metimas netaiklus ir dabar jau Graikijos krepšininkai stengiasi greitai kontratakuoti. Slavenas Rimasas prasiveržė po krepšį.